ką, tas drive'as vyksta, ką galiu pasakyti. Viskas dėl to, taip švelniai jisai važiuoja tas mocas dabar. Diesel cut funkcija tiek daug duoda. Jokio tampimosi, jokio trūkčiojimo. Slysta kaip per sviestą. Tai kas tokį mocą turit, net jeigu jum ir arklių nedasidės susireguliuot, vis tiek žinokit, labai rekomenduoju. Pamatysit, koks yra vairavimo malonumas, skirtumas. Tai va, prasuksiu dar šiek tiek ir galima bus atiduoti. Ką, pabaigėm vieną Hondą, pradedam kitą Hondą. Buvo Kawasaki savaitė, dabar Honda savaitė. CBR 600RR, 16 metų, man atrodo. Modelis, man atrodo, nuo 15 eina čia su tuo atnaujintų snukučiu. Stovis labai geras. Kodėl geras stovis? Todėl, kad jo ryda 12,5 tūkstančių. Sakė, pirko naują. Toks biški užšaldytas laikėjų variantas gaunasi. 10 metų motociklas su tokia ryda labai retai papuola. Tai vat, ką čia mes darysim? Reguliuosim, aišku, pagal tai, kas sumontuota. Tai pilnas Akrapovičius, aš taip suprantu. Katalizatorių, jo pilnas. Katalizatorių nieko nėra. KN filtras. Tada kitoj pusėje yra shifteris. Toks HM shifteris. Gera firma HM. Čia nei programuojamas, su moduliuku jungiasi prie bobinų, man atrodo, sakė. Čia matosi intarpas dar kažkoks pajungtas. Įdėtas eksupo apgavikas. Eksupas tai yra išmetimo vožtuvas, lambda zondo apgavikas, man atrodo, irgi įdėtas. Tai tie dalykai dažniausiai išsiprogramuoja. Juos galima išmesti. Parduot, atiduot, padovanot. Tai vat, padanga nauja, Corsa, super Corsa. Žodžiu, viskas, kaip pasakyt, blizga beveik. Tai šitie modeliam nebūtina iš tikro montuoti tuos shifterius, komplektus atskirus. Realiai, man atrodo, yra galimybė jam įprogramuoti variklio valdymo bloką. Aišku, ten vis tiek reikia adapterį, kojelę ten ir visą kitą priburt. Bet čia toks jau patys nepasidarysit. Patys galite va tokį komplektą susidėti. Tokį arba kažkokios kitokios firmos, būtent va su tokiu davikliu. Tokio tipo, ne kaip žiedas būna Hiltecho tenais, nelabai jie gerai veikia. Tai va, žiūrėsim, ką iš čia turi. Čia, kaip pasakyti, jokių išmaniųjų elektronikų dar pas jį nėra. Trosinis gazas, jokių antrinių sklendžių, nieko, kiek atsukot, tiek gavot. Tai va, pagrindiniai bonusai pas šitą mocą yra iš kuro sistemos ir uždegimo sistemos reguliavimo. Ant kiek blogesnis gamyklinis mapas bus su šituo išmetimu, tuo geresnis bus rezultatas. Kuo kuras bus geriau, tuo rezultatas bus mažesnis. Tai, sakė, gal mėgėjiškai kažkur į trasą liktai važiuos. Tai manau, valdomumui kuro sureguliavimo sistemos tikrai duos savo bonusą. Dabar populiarios ten visokios tie trakdėjai, terapijos ir panašiai. Pasiruošiu ir matuosim. Nuo rytojaus pradėsim dirbti. Šiandien tik tai duomenis nusiskaitysiu. Tokį jau esu daręs. Video yra kanale, bet ten buvo žiedinis motociklas. Galit pasižiūrėti. Ta pati tema ten buvo 15, čia 16 metų. Tik tai šitas turbūt stovė galbūt geresnė. Kiek parodys jis arklių, pamatysim. CBR'as pabaigtas, viskas sklandžiai, jokių niuansų, nieko neišlindo.
Tai kaip ir numaniau, kaip ir tikėjausi, prieaugiai minimalus arba jų visai nėra. Tai realiai, kas tokį mocą turit, nuo 15 metų CBR ir įsidedat, tarkim, sportinį filtrą ir tiesų išmetimą. Jeigu pas jūs viskas su gamyklinė kuro sistema tvarkoj, pas jūs maksimali galia yra labai artima, visiškam pikui. Iš jo kažką standartai išspausti daugiau negalima. Be kažkokių galbūt kitų modifikacijų. Tai sakyčiau, įdomu būtų man pabandyti tokį modelį su Velocity Stacksais, nes kreiviai matosi kritimas toje vietoje nuo 13,5 tūkstančių. Įdomu, kaip būtų su Stacksais, niekada man neteko daryti. Ta prasme, kad kažkas būtų įsidėjęs. Stacksai tai yra tos gerklės susirbimo turiuomenį. Tai kai kuriom Hondom jos tikrai duoda efektą. Tai va, toks pavyzdys bus. Kam visas tas tuningas, reguliavimas tokiam mocui, jeigu nedasideda visiškai arklių, arba jų dasideda, ten ant marytės plauko. Už ką tada visi tie, kaip pasakyti, pinigai, sugaištas laikas ir visa kita. Tai tikrai yra tokių atvejų, kur mocai atvažiuoja, gamyklinė programa, išmetimai, viskas padaryta, išmatuoji, kuro sistema, arti idealo, ta prasme, yra vietų, kur koreguot, maksimalę galę turiu omeny, va čia kaip pavyzdys, visų ten gazo padėčių nevardinsiu, bet kuro sistemą išmatavai arti idealo. Čia yra gazas trosas, jisai neturi jokių apribojimų, kiek atsukai, tiek tau sklendės atsidarė, tiek gavai. Uždegimo sistema, tokie mocai, kaip čia old school pavadinkim mane, pas jos visas, kaip pasakyti, bonusas yra iš kuro sistemos ir iš uždegimo sistemos. Be jokių modifikacijų turiuomenį papildomų tenais taksų ir viso kito reikalo. Tai jeigu tie parametrai uždegimo sistema nepribota, kuro sistema arti idealo, yra absoliučiai praktiškai neįmanoma išpešti tų arklių. Ir čia, kaip pasakyti, ne to, kas reguliuoja yra, ten ar kaltė, ar, kaip čia, nežinau, nekaltė nepavadinsi. Ne jo galioje yra prigimdyti tų arklių daugiau negu jų yra. Tai tikiuosi paprastai paaiškinau, parodysiu kodėl. Tai turbūt einam prie skaičių iš karto. Maksimali galia. Tai pa šitą mocą standartė buvo 122 arklio galios. Kas yra jau daugiau už prieš tai mano daryta. Ten kažkas buvo 119, man atrodo. Ar 120, bijau pamiluoti. Po atliktų darbų yra 124. Čia yra nepaklaida toje vietoj. Tai porą arklių dasidėjo. Yra tokių žmonių, kuriem 1-2 arklio galios reiškia daug prie kai kurių sąlygų. Čia pradžioj taip pat, čia žinai, 1 arklio galę, 1 newtonas. Kodėl taip yra? Rodau. Sorry. Kodėl taip yra? Yra gamyklinis kuro mišinys. Tai tarptų dviejų linijų arba arti jų yra viskas normos ribose, idealas, vadinkit kaip norit. Tai čia yra ne super labai gerai, bet tikrai yra gerai saugu drožti, važiuoti ir taip toliau. Tai matot, kodėl tų arklių nedasidėjo. Rodau kitas padėtis. Pavyzdys, vidutinis midrange'as. Tai pavadinkime mane, kuris tikrai praleidžia daug laiko. Tarkim, čia dasidėjo 5 newtonai porą arklių. Pikas skirtumas 1 arklio galę. Čia galėtų būti ir paklaida, nesakyčiau, kad čia prieaugis. Tai už ką tokiu atveju yra, kaip pasakyti, tie pinigai ir koks tikslas yra to reguliavimo. Rodau. Tai tokiam mocui kuro sistemos reguliavimas yra pagrindinis dalykas. Tai matot, nuo 10 000 gamyklinis kuro mišinys, idealiai galima pasakyti.
Čia visiškai praktiškai nėra ko kibintis, ką daryti, nu, bet čiučiut, kaip pasakyti, to kūro reikėjo dadėti, galima buvo dadėti. Pradžia. Nuo pačios pradžios iki 9000, koks yra kūro mišinys ir koks yra kūro trūkumas. O tokie kalnai, nu, kreiviai jūs nematot, aišku, automato tokių didelių duobių nieko nėra. Taip, mocas jisai važiuoja, bet ką šitas dalykas duoda? Tai jisai duoda gazo tolygumo priema gazą žymiai tolygiau, žymiai švelniau ir mocas tame diapazone jisai tampa, nu, tikrai žymiai geriau valdomas, kontroliuojamas. Liesumas jisai mocą daro nervingų, jisai labiau agresyvus, labiau tamposi ir viskas iš tos temos. Tai šiuo atveju taip. Tai viena iš mažesnių gazo padėčių, analogiška situacija. Čia iš kokio, nežinau, į posūkį, iš posūkio, ar žmonės leidžiasi iki tokių apsukų. 3-4 tūkstančiai, galbūt kokiam lėtam posūkį jo. Bet ir šiaip gatvėje tas dalykas įtakos turi, vat. Gamyklinis mišinys, vat. Taip pat yra didelis kuro trūkumas šitoj vietoj. Toliau nuo 6,5 idealas, galima sakyti. Čia toj vietoje jūs gatvėje nedasuksit iki tiek, vis tiek, čia tik tai statiniam sąlygom. Tikslas yra padaryti vat šitaip, kad būtų. Kad mocas būtų kuo geriau valdomas. Toliau, kiti niuansai. Papildomos funkcijos, daviklių išjungimas, tarkim, šitam mocui, nu, tikrai prideda malonumo vairavimo ir kontroliavimo diesel cut funkciją. Kas yra diesel cut, jau pasakojau ne kartą, nesikartosiu. Įjungtas šitas dalykas, išjungtas exup vožtuvas, tai ten buvo apgavikas, nežinau, kuris čia yra. Nematau ir neieškosiu, savininkas galės atsijungti pats. Išjungtas lambda zondas, liks kaip aklė tiesiog. Taip, top speed limiteris nuimtas pas šitą motociklą taip pat. Daugiau kažkokių, greit pagalvojus, navarotų kaip ir ne. Nu, limiterių nukelinėt prasmės tenai pas jį nėra. Skambino, nutraukė, atsimenu, ką ten kalbėjau. Tai vat, dar kart grįžtam prie ko, už ką moka, ta prasme, už kuro sistemos sureguliavimą. Tai yra bet kokiam motociklui prioritetas. Jeigu tų arklių nėra iš kur paimti, niekas jų neprigimdys. Turi tai suprast šitą dalyką. Tai būna tikrai tokių mocų, kaip šitas vat pavyzdys, 2 arkliai, 1 arklys. Tai galios atžvilgių tai yra, nu, sakyčiau, mikro rezultatas, bet važiavimo, kontroliavimo, vairavimo malonumo atžvilgių tai tikrai pasijus. Kuro sistemos sureguliavimas vienareikšmiškai. Plius, tuos dalykus apgavikus, visus jų nereikia dėti, viską galima išprogramuoti. Tai jau yra ekstra pinigai. Tie apgavikai irgi ten būna įvairiai kainuoja. Gali kainuoti 100 eurų, gali kainuoti 100 eurų, nuo moco priklauso. Tai tą sumą jau geriau dasidėti ten ar prie flešo, jeigu be stendo darot, ar jeigu ant stendo į tą sumą kartu. Plius jūs matote rezultatus. Kiek pas jūs buvo, kokia pas jūs yra kuro sistemos būklė, ne? Ar jums tą mocą saugu drožti. Mokat už rezultatus, kuriuos galit pamatyti. Kai darot nuotolių, ekoflešas, bedino, viskas yra, kaip pasakyti, ant garbės žodžio, tai jums niekas tikrai nepasakys. Va čia jums dasidėjo tiek, dabar dasidėjo tiek. Kai nėra realių matavimų kuro sistemos ir visų kitų dalykų, ta prasme gyvų parametrų stebėjimo, tai žmogus daro iš patirties, arba jau prieš tai daryto motociklo programą, bazę naudoja šitam reikalui. Jeigu konfiguracija sutampa, tarkim, ten išmetimas, filtras ir panašiai, ir mocas yra tikrai geros būklės, tikrai rezultatas bus geras ir jisai bus labai artimas, nu, maksimaliam, tarkim, ne? Čia kalbant apie tokį pavyzdį. Apie kitus mocus, kur turi daugiau elektronikos prifarširuota, gali būti kiti niuansai. Tai nėra vienodų motociklų. Viena programa visiems motociklam netinka. Jinai gali būti artima, bet jinai 100% tikrai netiks. Kas siekėt ir norit, kad pas jūs būtų maksimaliai geras rezultatas, jums reikia daryti ant tokio reikalo. Ir kad
žmogus suprastų, ką jisai daro, aišku, taip pat. Ten turėti kažkokį įrankį čipavimo, ar ten net ir tą patį stendą turėti, nereiškia, kad rezultatas bus maksimaliai geras ir žmogus moka dirbti. Yra daugybė variantų, kaip pasakyti, ant jie yra kažkoks tuneris, jisai ten turi savo padalinių, ne? Tų sleivų vadinamų vergų, pavadinkim, taip yra vienas prietaisas, jisai turi vergų prietaisų, kurie kažką čia padarė, prasuko, nuskaitė ten programą ar identifikaciją kažkokią padarė, nusiuntė tą failą savo bosui, tas bosas kažką ten padarė, pakoregavo. Tokiu reikalu vyksta dalykas, bet tai yra ilgalaikis, gali išlysti daug niuansų, nervų gadinimas, tampimas, žodžių ir panašiai. Tai reikia imti didelę pinigų sumą, tuo labiau, kad uždirbtų abudu žmonės, nėra prasmės daryti tada pigiai iš viso, kadangi, niekas neuždirbs. Kitas dalykas, jeigu kažkam daro ten failus nuotoliu, analogiška situacija. Nežinai, koks moco stovis, nežinai, kokie kiti niuansai gali išlysti. Tu padarai irgi ten, kaip pasakyti. Iš lempos padaro, nusiunčia kažką, aha. Važiuoja, nevažiuoja, išlenda kažkokią problemą, tada aiškinasi, žodžiu, ar čia motociklė problema, ar čia failą blogai padarė tenais ir visa kita. Yra, pasakysiu taip, nesąmonė. Taip yra, kas to užsiema, kas iš to taip pat uždirba pinigus, bet iš mano patirties šitas dalykas, jis neveikia. Tai geriau tokių dalykų vengti, jeigu savo regione turit meistrą, kuris užsiema, ta prasme, stebit jo ten, nežinau, ten SOS tinklus, ar kuris ten yra, ar šiaip. Matot, kaip jisai dirba, jums patinka, kaip jisai dirba, rodo rezultatus, kaip kas buvo, kaip ką padarė, ten, žodžiu, suteikia tikrai daug bazinės informacijos, pagal tai jūs galite spręsti. Ar jums verta daryti, ar jums neverta daryti, ar verta ieškoti kažko kito. Tai ant stendo padarytas mocas, jisai tikrai visada bus geriau negu padarytas be stendo. Tai va, už tai jūs ir mokat, už informaciją ir už atliktą darbą. Ne už pasiektą ten maksimalios galios kažkokį skaičių, bet už maksimalias pastangas padaryti viską taip, kad mocas būtų sureguliuotas. Nedasidėjo arklių, taip nieko baisaus. Būna tokių variantų, to maksimalaus skaičio nesureikšminkit. Jūs, kaip pasakyti, pilnų gazų nevažiuosit, užsikūrėt ir iš karto atsukot ir važiuojat pilnų gazų. Orientuokitės į kitas zonas, kur jūs praleisit tikrai labai daug laiko ir tas vairavimo malonumas, jisai labai greit padarys taip, kad labai greit pamirši tą maksimalų skaičių. Tai vat viskas, ką prasuksim, dar paklausysim, kaip jisai čia skamba, surinksim ir viso, galima bus atidavinėti. Tai vat, CBR. Tiek žinių, paka visiems.